Artėjant šventėms paruošėme jums kalakuto receptą. Pirmiausia, paruoškime sviestą. Mums reikia žolelių rinkinio paukštienai, petražolių, česnako ir 2 pakelių sviesto. Sviestas turi būti kambario temperatūros, kad jis būtų minkštas. Sviestą sumaišome su žolelėmis ir pridedame druskos. Dabar svarbiausias ingredientas – kalakutas. Su mentelės pagalba atskirkime odą nuo mėsos. Tai yra svarbu tam, kad jūs dabar galėtumėte visą paruoštą sviestą užtepti ant krūtinėlės. Tai padės krūtinėlė išlikti sultingai, kol jį keps. Dabar mums reikės 1 apelsino ir 2 svogūnų. Juos dėsime į kalakuto vidų. Tai irgi padės kalakutui išlikti sultingesniam ir duos daugiau skonio. Prieš kepant būtinai uždėjau foliją ant viršaus. Kalakutą su folija kepiau apie 2 valandas, po to nuėmiau foliją ir kalakuto sultimis apipyliau kalakutą iš viršaus ir kepiau dar 15 minučių, kad kalakutas apskrūstų. Mano kalakutas svėrė 6,5 kg ir aš kepiau jį su termometru iki 72 laipsnių. Kalakutui iškepus svarbu jam duoti pailsėti. Aš laikiau maždaug valandą su folija ant viršaus. Skanaus!